Na ką, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šį kartą atvykome į Busaną, Pietų Korėją. Ir čia vienas populiariausių Pietų Korėjos paplūdimių. Vadinasi, korejietiškai tariasi Haeundae paplūdimys. Tai va, čia matot, va taip va. Už manęs tiesiog smėlio paplūdimys, už manęs dangoraižiai aplinkui, miestas, matosi didmiestis. Na, tai va, pažiūrėkim. Nieko tokio ypatingo, tiesiog paplūdimys kaip paplūdimys, bet man atrodo, kad Lietuvoje vis tiek geriau, nes yra ir gamta šalia, ir kopos, čia iš karto miestas ir šitau paplūdimys padarytas, vis tiek gerai yra koks nors pliažas, vienas populiariausių Korėjų, sakyčiau, Busanas. Karšta diena. Vanduo irgi labai šiltas, tad jeigu mėgstate šiltą vandenį, tikrai puikiai tinka jums nusimaudymui. Jaučiasi, kad vanduo visai nesaltas. Ir aš jau įmerkiau kojas į šitą vandenėlį, vandenuką. Už manęs va tokia jūra, viešbutis ir taip toliau. Ir va taip va. Biškiai aukščiau. Ir labai taška. Bet gerai, geras. Šiltas vanduo. Aš kažkaip nelabai manęs traukia, apeliuoja maudytis, nes vanduo yra tiesiog šiltas, karštas oras ir tu dar šoki į šiltą, karštą vandenį. Man tai labiau mėgstu vėsų mūsų Baltijos jūros vandenį, kur yra vėsiau atsivėsinti nuo karščio. Čia, tokiame vandenyje nelabai atsivėsinsi. Pasimaudyti, pasiplaukyti galima. Daugybė žmonių už manęs štai plaukioja, prašau. Kodėlgi ne? Va taip, toksai paplūdimys. Einam gal. Einu aš labiau į pavėsį, kur vėsiau pasislėpti nuo šito karščio, nuo šito saulės. Gal nėra taip ir karšta, bet saulė tai tikrai degina, tikrai nėra malonu. Stengiuosi vengti. Va taip. Pabraižyti, aišku, gera. Tikrai taip. Nieko nesakau. Lietuvoje ko gero, dabar nežinau, ar lietus, ar dar kas. Jau tikrai bus, manau, atvėsę. Dabar rugsėjo 13, beveik vidurys rugsėjo. Gal dar ir būna tokia bobų vasara. Lietuvoje prasideda, kaip kartais būna. O, kad duoda. Einam pasislėpti. Tuoj. Beveik. Štai. Pavėsis jau beveik. Irgi daug žmonių slėpiasi pavėsyje. Nesėdant saulės, ypač Azijoje. Įdegis tai yra nieko gero. Jeigu jūs esate įdegęs, tai juodadarbis bomžas. Čia toks supratimas. Visi vengia saulės, visi stengiasi balinti savo odą, savo veidą, kad atrodytų kuo balčiau, tuo labiau yra gerbiami tokie žmonės. Tai va,
atrodo taip. O, pagaliau. Įžengiu į pavėsio zoną. Viešbutis yra uždengiantis saulę. Žymiai geriau. O, ir vandenukas šiek tiek vėsesnis čia. Tikrai būtų maloniau paplaukioti, manau, negu tenai ant saulės. O, vanduo, einam per vandenį. O, o šitaip. Toksai gyvenimas. O, tuoj mane įtrauks, reikia bėgti. Reikia bėgti. Štai atėjom. Kas tai taškas? Ai, ten galima apsipurkšti kojas su vandens srove ir nusiplauti smėlį. Tai aš ir galbūt pasinaudosiu šitą nemokamą paslaugą. Žmonės jau čia pliažas baigėsi. Tava žiūrėkit, aš ateinu čia naiva. Ateinu iki sienos ir viskas. Pliažo pabaiga. Taip ir perėjau pusę pliažo dabar. Tai vis tiek pasmaudimą įrengčiausi šitą kampą žymiai geriau. Štai čia va, už man nugaros kažkaip be saulės. Na ką, einame toliau. Aš ten matau, galima paeiti ant tų akmenų ir pažiūrėti dar į jūrą. Tad nieko nelaukdami, einame pirmyn. Tai va, žiūrėkit, čia yra toksai oro šautuvas. Galima savo, aš bandau savo kojas nuo smėlio išsipurkšti. Tai va, išsipurkščiu kojas, apsisausinsiu ir eisiu toliau. Na va, užlipu, visas išsipurškiau kojas, kad neliktų nei menkiausios kruopelytės smėlio. Užsidėjau basutes ir einam toliau. Štai toks vaizdas už manęs. Štai taip. Vis paplūdimys matosi, na ir jūra. O čia vat yra tokia vandenėlė. Šiek tiek palipėjus. Oi, kaip gerai pavėsis. Tas karštas jau yra žudantis. Todėl, jeigu vykstate į Korėją, tai nerekomenduočiau vasaros mėnesiais, rugsėjai dar vykti. Jau geriau žiemą ir pavasarį. Sakyčiau geriausia. Arba jau nuo lapkričio. Kas ta? Kviečias. Toksai nulipimas žemiau. Seniai kažkokie rėkauja čia. O štai. Ir už manęs vandenėlė. Nerėkit jau. Girdi jūs tą vandenėlę. Na, gerai, ten yra priėjimas. Gal pavyktų prieiti arčiau ir apžiūrėti. Bet reikia palipti. Šituo keliu palipti ir
prieiti prie undinėlės. Na ir karštas. Tikrai žudantis. Na, aš tai nepasirinkau atvykti šį mėnesį, bet aplinkybės taip susiklostė, kad esu čia, tai kodėlgi ne. Aha, už manęs akmenis ir pati undinėlė. Viskas apklijuota, kaip matot, geltonom juostom, kad būtų saugu, nors aš neįsivaizduoju, kokią čia saugumo prideda. Aha. Na va. Štai čia palipu ir kaip matot iš manęs. Štai ta garsioji undinėlė. Kažkokį rutulį liktai laikytų savo rankoje. Va taip va. Iš tikrųjų. Na va. Ten irgi liktai skulptūra ten. Štai vat čia vat šitas dalykas. Pastatyta. Na tikrai matos, kad populiarus paplūdimys ir žmonės čia vasaros mėnesiais, ko gero, plūsta ir jų būna tikrai daug. O ten toliau, nežinau, ar čia matosi, yra, aš matau, tokį mažutį švyturį, gal paeisiu ir viską apžiūrėk. Na ką, tikėjusi praeiti vaizdingu keliu, bet štai matosi, kad kelias yra uždarytas, praėjimas negalimas. Deja, bent jau vaizdingas kelias, tai tikrai bus uždarytas. Eime, pabandykim praeiti. Šitą kelią. Padarytas normalus takas. Einam į priekį. Galbūt pavyks nueiti iki švyturio. Parašyta, kad yra Lighthouse Observatory, švyturio observatorija, 300 metrų. Na, tai va. Ir judame pirmyn. Kaip gerai, nuo saulės šiek tiek, bet vis tiek. Toks karštas man yra nepriimtinas. Tai karšta, kad aš jaučiu, kad aš tiesiog ištirpsiu. Ir po to ateisiu į viešbutį pusiau ištirpęs visos. Na, ko norėti. 35 laipsnių karštas. Geriau lankytis vėlesniais mėnesiais, kai vėsiau būna. Tai va taip. Tai dar pabandysim nueiti. Gal ir užlipti pavyks. Kas čia žino? Gal nusišypsos sėkmė, kad spigina. Na štai ir švyturys pasiektas. Tai va, užsidėjau rankšluostinus. Karštas jau ant tiek galinga, kad ir nespėjau šluostytis prakaito. Va, būtent taip. Na štai ir šis švyturys. Tai, va, pažiūrėkite į šitą gražuolį. Nežinau, labai nedidukas toksai švyturiukas, sakyčiau. Ir žinoma, įėjimo nėra. Nežinau. Ne. Durų nematyti niekur. Bent jau. Na, čia užtverta. Gal ten pro apačią kaip nors. Bet aš matau, gi viduj kopečios per langą matas. Ai, štai taip. Ai. Na ir duoda karštis, žinom. Bet vis tiek verta. Tai jo. Štai vaizdelis. Štai toksai matosi tiltas Busano. Nežinau, ar jūs čia matot. Tai gal pabandysim
priartint. Tai va, tiltas ir pats miestas ir čia kažkoks Expo paviljonas, kaip skaitosi ir panašiai. Tai va, kažkaip taip man. Nes čia, o čia dar ir žiūronai. Ar kas nors matysis? O, žiūrėkit. A, jūs matot? O, nemokami žiūronai. Kaip taip? Nežinau, aš nesenai buvau ant Palangos tiltą ir ten žiūronai irgi buvo panašus, bet mokami. O čia vat ne. Gal nusimkim akinius. Wow. Geras. Aš matau. O, kokie laivai. Matos, viskas matos. Galima. O, neribojama, galima. O, galima. Neribojamas 저게 apsisukimas. 오륙도인가 봐. 저게 오륙도인가 봐. 엄마 앞에 사람 O, galim pažiūrėti, kaip žmonės gyvena tuose dangoraižiuose ir panašiai. 저게 오륙도야. Pažiūrėkime. Na, o, matot mane? 오륙도고 저건 강한대교고. Pažiūrėkime. 따라한 거야? Tarkim, miestą. 오륙도 여기 있다 엄마. 저게 오륙도 앞에 저기야 저기 오륙도지. 저기 앞에 오륙도 아니야 저거? 해운대 Puikus vaizdai. 대나도가 저쪽인가 봐. Puikus 여기서 vaizdai. 저쪽 정면으로 보이는 데가 tiltą. 대나도인가 봐. Nežinau, čia matysis. Na va, jeigu ką, galite susistabdyti ir pažiūrėti tą tiltą. Jau bobutės laukia, nekantrauja, kad aš čia taip ilgai žiūriu. Filmuoju dar čia. Ką gera taip va. Na va, čia galim prasieiti. Tokia kaip ir gamta skaitas. Čia toksai parkelis. Miškingas. O, tikrai jaučiasi, kad trūksta tos gamtos. Miesto džiunglėse labai. Tikrai ypatingai jaučiasi trūkumas. O čia toks parkelis dar visai šalia, kur aš gyvenu. Apsistojau. Tai visai gal ir nieko. Labai visas. Būsiu, tiesiog verdu prakaite. Eidamas ir filmuodamas šitą video. Ypač prieš saulę. Kuri jau, iš kurios mes išeiname. Atgaiva. Tikrai taip. Einame ir džiaugiamės gyvenimu. O ko ne? Jūs man pasakykit, ar važiuotumėte į Busaną? Na, galbūt ne per tokius karščius, bet vis tiek apsilankyti. Yra čia tų vietų, yra daug ir centras įdomus, viską apžiūrėti tikrai galima. Aš aišku jau šį kartą nebevažiavau labai turistauti tenai, nes jau esu buvęs prieš 5 metus ir nieko čia tokio nebepamatyčiau. Na gerai, toliau. Nebepamatyčiau ir tiek. Na, ten yra Gimčon Culture Village, ten galima pavaikščioti po įvairios, tokie namukai, primena Braziliją, Rio de Janeiro, lūšnynus ir panašiai. Įvairių tokių vietovių. Galbūt verta tenai vis dėlto nulipti. Nes
čia jau šitas kelias veda aplinkui ir grįžčiau atgal gal. O gal aš atgal nenoriu. O gal aš noriu kitur. Va taip. Negaliu. Na, negaliu nustot prakaitavęs. Nežinau, kas čia yra man. Čia aš tik vienas, čia korėjiečiai neprakaituoja. Jie iš vis nejaučia nieko tokio. Blemba, čia tik tai parkingas. Aš matau parkingą. Ar čia bus išėjimas man? Matau, lyg tai yra. Jeigu neužtvertas. Ir nereikės man atgal lipti. O pasirodo, kad užtvertas. Stovi tik viena mašina. Na, bet vaizdas gražus. Gal ten galima išeiti pro tą pusę. Irgi Ai ne, gerai. Pėstiesiams neužtverta. Aš gal, velnis. Aš aptvertas. Nu, kai kokiam tvarte. Bet miškelį šalia. Aptvaras toksai. Kad nieks neišeitų. Nes čia irgi gražus vaizdelis išeinant, ypač pėstiesams, sakyčiau, visai neblogas. Tai va taip, kaip pėsčiajam man. Na va, einam ir čia vas toks vaizdas labai įdomus atsiveria į tokią kaip, nežinau kaip čia pavadinus, tokį kvartalą, aišku, gyvenamųjų namų, vos ne Manhattanas. Jo, štai va taip atrodytų maždaug va, jeigu matote. Irgi labai populiari vieta Busane. Daug kur, jeigu matot kur nors Busano reklamas internetu, Busanas ir būtent va nuotrauka va šito va kvartalo, šito vaizdo, tai pavadinkim, tai va čia populiariausias paplūdimys, nu tas Hejundė kaip rajonas skaitosi, tai va būtent taip. Ir čia va dar tokia labai įdomi prieplauka. Būtų dar įdomiau, jeigu būtų laivų, kuriuo aš čia beveik nematau. Nematau beveik vos ne vieno. Gal žiemą daugiau būna, gal jau visi išplaukė, plaukioja po jūrą, mėgaujasi vasarą karščiu, kol dar galima. Nes žiema galbūt korėjiečiam šalta. Ne taip kaip man. Aš atvykau čia žiemą, buvau atvykęs ir man patiko. Gaivu. Nei per karštą, nei per šaltą. Tiesiog gera vaikščioti. Sausio mėnesį, tai įsivaizduojat. Sausio mėnesį čia tikrai gerai. O vasarą, na, sakyčiau, nelabai. Tai va taip. Einam toliau. Na ką, esame prie mano šventyklo Busane. Atidaryta visą parą. Skambina. Va taip va. Galim pasakyti, tikrai gražu apžiūrėti visą šį grožį. Lipame laiptais žemyn. Tikrai pirmą kartą matau Azijoje, kai šventykla atidaryta, sutemus. Taip. Jau lygiai, dar be 5-7 vakarą, o jau skambina. Va taip. Puiku. Bandom lipt žemyn. Tamsa. Na, ne visai dar, bet jau tuoj
kai sutems iki visiško sutemimo, na visai nedaug beliko. Einame toliau. Apžiūrėkime rajoną. Daug mašinų važinėja. Nors šiandien darbo diena. Daug važiuojančiųjų. Gana karšta ir tvanku. Nors jau ir rugsėjas, bet vis tiek karšta tvanku. Tai va, žmonės tokie daugiaaukščiai. Einame toliau. Gal kažką įdomus pamatysime. Nežinau, man tai jau Koreja tapus tokia sava. Jau po tiek apsilankimo. Na, šį kartą apsilankimas numeris 6. 6 kartas jau. Tai žiūrim, nenutrenktų. Galima bus praeiti. Ne, nepraleidžia. Azijoje per gatvę pereiti ne visada. Su praleidimu yra bėda. Va, taip. Čia toks įdomus rajonas. Biškį toks senesnis. Nėra tiesiog nauji daugiaaukščiai, kaip tenai prieki. Arba, kaip matot, už manęs 50 aukščiai. Čia kaip seniau žmonės gyveno, gal prieš 20-30 metų. Taip ir gyvendavo dauguma korėjiečių. Kol dar nebuvo tokio išsivystymo, tai buvo įprasta. Įvairiausių restoranų, vištienos, taip toliau. Kavinukių korejietiškų. Viską galima rasti, viską ko reikia. Tai va, tikrai galima. Labai daug prakaituoju, kadangi dar yra be galo tvanku. Nebe dieną, jau šį vakarą. O, biškį šiukšlių, dėžių prikrauta. Kirpykla. Einam toliau. Įdomesnė rasime. Restoranas, žmonės valgo. Daugiausia barbecue korejietiškai. Tai žmonės, ta prasme, korėjiečiai vietiniai dažniausiai susirenka į tokius restoranėlius. Su grupėm valgo, geria. Kartais alkoholį, kartais taip. O taip yra įprasta Korejoje. Ne, čia toks įdomus keliukas, biškį norėjau parodyti, kaip čia yra su juo. Ką gero šiame keliuke. Čia dar tokie kaminai už manęs. Nenutrenkia. Na, va. Keliukas. Štai toksai. Čia dar tokių kavinukių. Viduj iš stiklo coffee. 1001. O kelias atrodo štai tiesiog gamtoje visai. Gal buvę geležinkelio bėgiai, spėju, ėjo, bet dabar jau nebėra. Panaikino, padarė tokį keliuką. Įdomu visai. Apsivaikščiot, apžiūrėt. Ir čia šalikeliai būna kavinukių, parduotuvėlių.
kafė, kažkoks baras, matyt. Tai va taip. Vietiniai geria alų. Čia va tokia įdomi kavinukė visai, sakyčiau. Žiūrėkit, va. Šalikėliai. Na, šito, nežinau, čia toks kaip ir kilimas, vos ne. Nežinau, kaip čia jį pavadinus, nutiestas. Tai va taip, ten daugiau, na, jeigu atgal einant, tai nieko tokio nebėra. Na ir ten priekyje jau yra padarytas, kaip ir jau išasfaltuotas takas pėstiesiems ir dviratininkams. Bet irgi toksai parkelis, kas yra puiku, kai na, labai tarp tų džiunglių tokių, būtent tokių, norisi daugiau gamtos. Daugiau gamtos, daugiau žalumos, kurios kartais džiunglėse pasigestama, tikrai neslėpsiu. Pasigendu aš tokių būtent gamtos kažkokios tai parkų, kur galima būtų nueiti. Na, nueiti yra čia dar kalnai tokie, kalvos, tai galima palipėti ir nueiti. Tikrai kitą dieną nepatingėsiu, nueisiu ir aprodysiu jums. Ir, ko gero, įkelsiu į šį video. Tikrai taip. Aha, na va čia, kaip matot, jau normaliai padaryta. Normaliai. Einam. Takas pėstiesiems. Ir atskiras takas dviratininkams. Ar yra dviračių? Na, kol kas nelabai. Tai toks labai įprastas. Na štai, saulė po truputį leidžiasi jau. Darosi jau šiek tiek geriau. Jau šiek tiek vėsiau. Galima eiti į miestą, ką nors užkast, pailsėti. Dienos. Ja. Va taip. Ta prieplauka dar kartą. Na, gal neblogai atrodo, bet laivų. Gal 2, 3 tokie laiveliai stovi prieplaukoje. Tai va taip. Na, ką dar norėjau paminėti, kad kainos čia tikrai nėra pigios Korėjai. Kaip gali pasirodyti. Na, gal truputį šiek tiek pigiau negu Lietuvoje, bet labai panašios. Ir tarp kitko, mūsų kortelė ne visur priima. Tad visada reikia būtinai turėti grynųjų. Nes būna įvairių situacijų. Ne už viską galima atsiskaityti kortelę. Pavyzdžiui, už transportą kortelę neskaitysi, tik grynais. Lietuviškų kortelių nepriima, net ir už traukinio bilietą, tik kasoj galima, tai taip. Bent jau tiek būtina žinoti. Na ką ir ačiū labai, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Nepamirškit palaikinti šitą video ir, žinoma, užsiprenumeruoti kanalą. Tada ačiū labai ir iki.